Viena mano sekėja uždavė man klausimą, ką daryti, kad nebūtų tokių situacijų, kaip kartą nutiko jai. Ji buvo išsirinkusi butą pirkimui, susitarė su brokeriu susitikti. Pirmas kartas įvyko sklandus, tačiau pirkėjai panorus antrą kartą apsižiūrėti butą, kas tai yra įprasta situacija, brokerė atsisakė jai aprodyti butą antrą kartą. Tačiau po ilgo termino pirkėja vėl paskambino brokeriai ir visgi jai pavyko susitarti, kad brokerė atvyktų ir aprodytų butą antrą kartą, aprodytų detalės, rūsį pasižiūrėtų. Ir nutiko taip, kad likus pusvalandžiui iki susitikimo, brokerė paskambino ir pasakė, kad butas jau buvo parduotas. Pirkėja labai, žinoma, įsižeidė. Ji man parašė, kad už tą butą būtų mokėjusi gerokai didesnę kainą. Tai, kad tokių situacijų nebūtų, mano patarimas būtų toks, kad jei jau tikrai butas patinka ir tinka, suderinat visas sąlygas, pasirašot preliminarią sutartį ir paliekate avansą. Taip jūs būsite garantuoti, kad butas bus jūsų. Kitu atveju niekas negali būti garantuotas, kol yra nepaliktas avansas.